Dabar prieš save matote du byvius, taip juos vadina Lietuvos kariai, o oficialus pavadinimas yra Bandwagon 206 arba BV 206. Tai beje yra vienintelė priemonė iš tų, kurias aš jums demonstravau anksčiau šiame muziejuje, kuri yra vis dar naudojama Lietuvos kariuomenės. Šiaip jinai skirta pervežti karius ir krovinius sunkiai pravažiuojamose vietose, taip pat gali ir plaukti. Švedijos karinėse pajėgose šitie byviai atsirado 1980-aisiais, pakeitę vyresniuosius brolius Volvo BV 202. O Jungtinėse Amerikos valstijose, nes buvo nemažai eksportinių variantų, taigi Jungtinėse valstijose jisai vadinamas SASV, kitaip tariant Small Unit Support Vehicle. BV 206 AMT toksai modelis naudojamas oro gynybos batalione ir ten jisai gabena apžvalgos radarus Žirafė, skirtus sistemai RBS 70. Na, dar reiktų priminti, kad 2019-aisiais įvyko visos dvi nelaimės. Vienas iš byvių pratybų metu tiesiog sudegė, tuo metu niekas nenukentėjo, o tais pačiais metais vienas iš oro gynybos bataliono byvių apvirto ir buvo nestipriai sužaloti 5 Lietuvos kariuomenės kariai. Jisai gali transportuoti 6 karius priekyje plus 11 gale ir beje pagal licenciją jis taip pat gaminamas Rusijoje bei vadinasi GAZ 3351. Taigi prieš jūs byvis.